Kartais net tyčia stengiuosi bėgti per tos audras, nes kuo sunkiau, tuo didesnis atlygis, kaip sakant, ateina. Aš esu Giedrius Andriukaitis, registracijos vadybininkas, dirbantis Baltijos šalyse ir atsakingas už fungicidų produktus. Esu pakankamai naujas čionais, atėjau gal prieš 3-4 mėnesius, bet aš turiu 20 metų patirties su vaistais, irgi registracija. Rodo, žemės ūkis čia galėtų stovėti viskas aišku, bet ne, iš tikrųjų keičiasi produktai, keičiasi įstatymai, keičiasi reikalavimai, viskas kinta, tai reikia pastoviai būti budėjimo režime. Ypač kai ofisinis darbas, atsėdi ten 8 valandas ir po to jau tikrai reikia pajudėti. Darbe pradėjo organizuoti kažkas tos bėgimus ir aš buvau visiškai nebėgantis, nejudantis ir panašiai, bet sutikau, tai buvo 5 kilometrai. Bėgau iš tikrųjų nepasiruošęs, buvo sunku, bet iš tikrųjų sėkla buvo pasėta, kai jau praeina tas sunkumas, jauti pasididžiavimas, patiko tas bendruomeniškumas ir tada pradėjau pabiškį bėgioti pat. Čia yra dar iš sausio 13 bėgimo, kur turbūt geriausia ir gražiausia atmosfera, kur sugiedi himną prieš bėgimą ir bėgi su kareiviais, su žmonėmis tautiškai nusiteikusiais, tai iš tikrųjų labai smagu ir susitinki, ten palaikai, jau prabėgi, vėl susitinki, visi prakaituoti, laimingi, pavargę, raudoni, bet laimingi. Man patinka važinėti po Lietuvą, rasti naujus objektus, išvažiuoti anksti ryte, pamatyti rūką, pamatyti saulę tekant. Rytas, rūkas gali pakeisti bet kokią vietą ir paversti iš nuobodžios į gražią ir gali net nepažinti tos vietos. Peizažų fotografijoje tu turi stovėti ilgai, laukti, nėra taip, kad tu ten lakstysi ar kažką. Mano pareigose irgi iš tikrųjų atkaklumas, ramybė, kruopštumas reikalingas, tai va čia tie dalykai susisieja. Išvažiavęs pafotografuoti, tu atsiminsi tą dieną, tai tikrai, jeigu ir biškai primirši, nuotrauką žiūrėsi, vėl prisiminsi. Jeigu tu pragulėsi ten tą rytą, tai jis jau kaip iš tavo gyvenimo ir išbrauktas, tai linkiu kuo aktyviau gyventi.